O dabar kitas pasakojimas. Kęstutis Bardauskas, socialinių mokslų fakulteto studentas, ką tik grįžo iš tarptautinio renginio. Kovo viduryje Vokietijoje, Kiolno mieste, vyko kasmet organizuojamas suvažiavimas – Pasaulio verslo dialogas, kuriame susitinka dabartiniai ir ateities lyderiai. Šiais metais į lyderių gretas pakliuvo ir Šiaulių universiteto studentas Kęstutis Bardauskas. Ta patirtis ir tie išgyvenimai, kuriuos gauni būtent dalyvaudamas tokiuose renginiuose, tikrai yra sunkiai apibūdinami, todėl būtent norėčiau paskatinti visus studentus kuo daugiau išlysti iš tos savo patogios aplinkos, kur mes jaučiame saugus ir atrodo viskas lengva, kad važiuojam, žiūrim, kas yra kitose šalise, kur vyksta kokie kiti renginiai, nes šitokia patirtis tikrai neįkainojama. Pasaulio verslo dialogo rengėjai iš 1400 pateikusių paraišką studentų atrinko tik 300. Tarp jų ir socialinių mokslų fakultete ekonomiką studijuojantį Kęstutį. Ketvirtakursis sužinojęs apie galimybę dalyvauti tokiame pasaulinėme studentų forume, nedvejodamas pradėjo ruošti dokumentus. Sulaukiau elektroninio laiško su kvietimu visiems studentams, kas nori, kad sudalyvauti tokiame renginyje. Pagalvojau, kodėlgi ne, nes pats tikrai esu gana tarptautiškas žmogus ir stengiuosi dalyvauti kuo daugiau tokių renginių. Tai pagalvojau, kad aplikuoti vis dėlto verta. Aplikavimo etapai buvo tokie, kad visų pirma turėjau nusiųsti savo CV, turėjau parašyti savo motyvacinį laišką, tokį trumpą gyvenimo aprašymą ir kodėl būtent aš esu vertas dalyvauti tame renginyje, ką aš esu pasiekęs, kokiuose veiklose dalyvavęs. Taip pat reikėjo paruošti pristatymą, kad kuo labiau išsiskirti iš kitų, tai buvo neapribota, galėjai kurti filmuką, galėjai kurti dainą. Tai aš parašiau tokį pristatymą apie save, apie savo gyvenimo viziją, kuom šis renginys būtų man naudingas, kaip tai būtų susijęs su mano tolesniu tobulėjimu. Ir reikėjo iškelti klausimą, kuris norėtum, kad būtų apsvarstytas panelinių diskusijų metu. Aš nežinau, gal toks įdomus esu žmogus, bet kur aplikuoju, kur einu, aš kažkaip tikiu savim ir galvoju, kad visada laimėsiu. Ir kažkaip gal mano tas požiūris tai ir įtakoja, kad man kur einu, kur dalyvauju, man ten ir sekasi. Esi tiesiog pozityviai žiūri visada, jo, optimistiškai. Stengiuosi padaryti viską, ką galiu ir dažniausiai gaunu teigiamus rezultatus. Visos studento kelionės išlaidos buvo apmokėtos, bet kelionėje pasitaikė ir netikėtumų. Nuskridau Frankfurtą, ten kaip buvau net nustebęs tokiu organizavimo lygiu, kad stovėjo su kortelė Pasaulio verslo dialogas Kęstutis Bardauskas, žvalgosi žmogus. Tai iš Frankfurto buvau nuvežtas tiesiai į Kiolno miestą, Kiolno universitetą. Ten apžiūrėjom patalpas, kur vyks visas suvažiavimas. Tada buvau nuvežtas viešbutį. Ten turėjau tam tikrų nesklandumų, kad buvau užregistruotas ne tame viešbutyje, o kadangi studentų organizuojamas renginys, tai gavau metro bilietą, žemėlapį ir teko pačiam vakare susirasti tą kitą viešbutį. Suvažiavimo dienotvarkė buvo įtempta. Pirma diena tai buvo karjeros mugė, kur prisistatė didžiausios pasaulio kompanijos, tokios kaip Philips, Vodafone, BMW, HSBC bankas. Jie pristatinėjo įsidarbinimo galimybės jų įmonėse, taip pat stažuočių programas, ką galima pas juos atlikti. Tai tikrai susidomėjau keletų įmonių ir dabar jau ruošiu kitus dokumentus, kad aplikuosiu į stažuočių programas kitose įmonėse. Toliau vyko pats suvažiavimas, kurio pagrindinė mintis, kad diskusija apie krizę ir ko ji pareikalavo. Tai viskas buvo daroma panelinių diskusijų metu. Tai buvo, kad surenkami visi studentai vieną auditoriją ir pakviečiami 5-6 patyrę žmonės, centrinių bankų vadovai, didžiausių įmonių direktoriai, politikos atstovai, dalyvavo ir Europos parlamento vicepirmininkė. Tai tie žmonės sėdėdavo priekį ir diskutuodavo apie tam tikrus klausimus, tada galėdavo įsikišti ir studentai su savo klausimais, paklausti, kas būtent jiems rūpi, kaip jie būtent supranta tam tikrus klausimus. Kokiose diskusijose tu pats dalyvavai ir kokie tau klausimai rūpi? Aš dalyvavau diskusijoje apie kultūrinius skirtumus, kaip tai įtakoja socialinį, ekonominį ir politinį gyvenimą. Nes man įdomu tas tarptautiškumas, įdomu skirtingos kultūros, tai aš dalyvavau toje diskusijoje labiausiai, kėliau savo klausimus, o kitose buvau labiau toks dalyvis, stebintis, užsirašinėjantis kitų žmonių nuomonės, požiūrius, kaip vieni ar kiti priima tam tikrus reiškinius. Tikrai didelį įspūdį padarė, nežinau ar dabar teisingai ištarpsiu, Muhammad Yunus, tai yra pirmas ir vienintelis ekonomistas gavęs Nobelio premijos apdovanojimą už pasiekimus skatinant taiką. Tai yra, kad jis sukūrė makrokreditus, kuriuos duoda nepasiturintiems žmonėms ir nereikalauja jokio užstato už tai. Tai tikrai žmogus su didelė patirtim ir su naujom idėjom,
Ką iš jo kokią idėją pasiėmiau, tai kad jis dabar labai propaguoja socialinį verslą. Aišku, verslas iš savęs turi generuoti pelną, tačiau tas pelnas taip pat gali būti skirtas visuomeniai. Tai yra, kad turime kažkokį verslą, bet visa pelno dalis yra skiriama visuomeniai tam tikriem projektam, kokią bėdą tu nori spręsti, ar bedarbystę, ar badą, ar kažkokias tai ligas. Tai Lietuvoje yra tam tikras judėjimas, taip pat socialiai atsakingas verslas? Jo. Tai kažkas panašaus? Taip, aš esu narys socialiai atsakingų įmonių asociacijos ir esame 3 tokie steigėjai, kad turime šią asociaciją, tai jau bandom ir Šiauliuose skatinti tą socialiai atsakingą verslą. 13-ame pasaulio verslo dialoge ypač daug diskutuota apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę. Stengtasi surinkti tų 300 tų talentingiausių studentų, kurie ateityje tikimasi, kad užims tas pozicijas, kur spręs visus tuos klausimus. Tai mes turėtumėm pasimokyti iš tų klaidų, kurios buvo padarytos, kad išvengtume tokių krizių ateityje. Patys žinom, kad toks kaip krizė ir jos sprendimo būdų tikrai konkrečiai negalima išdėstyti į sąrašą ir pasakyti, kad jeigu tą ir tą darysim, krizės tikrai nebus. Pagrindinis dalykas tai yra atsakomybė. Atsakomybė prieš visuomenę, kad neturim žiūrėti kiekvienas individas į save, kad kuo man būtų geriau, tačiau turime atsisukti į visuomenę. Jeigu visi žmonės turėtų tokį požiūrį, tai tikrai krizių nebūtų. Kęstutis beje neseniai išrinktas vienu tarptautiškiausių universiteto studentų, Kiolne susirado daug naujų draugų. Dėka Facebooko jau dabar nespėjau priiminėti draugų, tai kad žiūri ir iš ten parašęs labas, mes susipažinom pasaulio dialoge, ką tu kaip galvoji, gal turi kažkokių verslo idėjų, čia jau turiu vieną pasiūlymą, kad sako, aš galvoju pradėti tokią įmonę Austrijoje, kaip tu galvoji Lietuvoje būtų galimybių kažką daryti bendro, gal tu turi kokių idėjų, tas vyksta toks abipusis bendravimas, nes žmonės tikrai buvo susirinkę verslus, su tikrai daug idėjų ir dabar žiūrėsim dar, kas iš to gausis. Kęstutis Bardauskas 4. kursis. Studijas derina su aktyvia visuomeninė veikla. Jis yra ISEC Lietuva Šiaulių filialo prezidentas, socialiai atsakingų įmonių asociacijos narys. Ar sekasi suderinti visą tai su studijomis? Na, iš kurios pusės pažiūrėtum, ar sekasi. Na, skolų neturiu, mokausi, iš universiteto atrodo nesu išmestas, bet stipendijos taip pat negaunu. Na, visur geras negali būti, stengiuosi ir čia dirbti, tai studijose vidurkį turiu apie 8. Na, bet dėl ko ir patinka Šiaulių universitetas, būtent socialinių mokslų fakultetas, kad studentai yra skatinami kuo labiau dalyvauti tarptautinėje veikloje. Tai kiek kreipiuosi į dekaną ar prodekanę, tai tikrai visada susilaukiu palaikymo ir finansinio, ir tiesiog gero žodžio, kad šaunuolis dalyvauk taip ir toliau viešink universiteto vardą. Aktyvią studento poziciją skatina jo noras tobulėti. Kad tikrai save prisimenu pirmais metais, kai stojau fakultetą. Tikrai buvau nedrąsus ir galvojau, čia gal nelabai, čia bijočiau, čia tikrai negalėčiau. Na, bet kažkaip persilaužiau, pradėjau, ir dabar pagrindinis variklis, kas mane varo, tai yra, kad tobulėjimas, matau, kaip pats tobulėju ir tikrai tikiu tom idėjom, kad kiekvienas žmogus turi būti atsakingas už aplinkinius ir už visą visuomenę. Tai o darbas nevyriausybinėse organizacijose, bent jau šiuo mano gyvenimo etapu, tai tikrai, kad tik taip galiu labiausiai prisidėti prie tos visuomenės vystymo. Šie metai tau paskutiniai ir tada planai kokie? Dabar ruošiuosi į HSBC banko stažuočių programą. Visų pirma, jeigu išeis, tai išvažiuočiau šią vasarą 8 savaitėm, o paskui jeigu ten gerai pasirodyčiau, tada siūlomas kontraktas, kur dirbi 3 ne tai kad kadencijas, bet 3 terminus po pusę metų skirtingose pasaulio sostinėse, kur yra įsteigtas tas bankas. Tai čia dabar vienas iš mano prioritetų baigus studijų papulti į šitą stažuočių programą. Jeigu pasisektų planas B yra ISEC stažuotė, tai norėčiau išvykti į tokią egzotiškesnę šalį. Bent jau prioritetus turiu Afrikos žemynę ar Azijai, tiesiog įgauti dar daugiau tos tarpkultūrinės patirties. Tai vienaip ar kitaip tikrai važiuosiu į stažuotę, tik dar nežinau kokią. Kęstuti, vis dėlto planai sukasi apie užsienį. O kaip tu, manai, projektuoji savo ateitį? Na, tikrai su užsieniu savo gyvenimo nesieju, nes kadangi dabar gyvenam tokiom globaliom sąlygom, tai kas, aš manau, yra svarbiausia, tai yra tarptautinė patirtis. Tai kol esu studentas, aš stengiuosi juos įgauti kuo daugiau ir paskui tikrai grįšiu į Lietuvą ir stengsiuosi visą savo potencialą ir įgautą patirtį tikrai pritaikyti kažkurioje iš Lietuvos įmonių ar net savo versle.
Ačiū už dėmesį. Linkime gražaus pavasario.